Man asmeniškai visą gyvenimą patiko mokytis, tame tarpe ir mokytis groti gitarą ir kurti eilėraščius ir visokius ten programas. Tai, žinoma, visokiojopą kūrybą jinai visada išplečia akiratį. Tačiau niekad nereikia mesti kelio dėl to kelio ir vis tiek reikia apsispręsti, kas tu esi. Aš apsisprendžiau, kad nesu muzikantas, bet esu architektas. Aš pradėjau savo architekto karjerą jau labai seniai. Tai buvo 1976 metais. Tačiau jau tada suvokiau, kad reikia įgauti tam tikros patirties ir tai yra pirmasis mano uždavinys. Reikia turėti patirties, jos reikia siekti, reikia mokytis, reikia stažuotis ir reikia surasti savo langą, savo žvilgsnį, savo požiūrį į savo profesiją.